Atveriame Zoar. 7 pamoka. Kaip sekėsi atlikti užduotį, kurią jums daviau? Pakankamai įdomu stebėti, kas vyksta keičiant ketinimą, ar netiesa? Tai kitas pasaulis, kai pradeda jausti malonumą, nesavyje. Taigi klausykite, jei šios užduoties neatlikote, tiesiog sakau, kad ją verta atlikti, gerai? Prisiminkim, kad metodikoje prašytoje knygoje Zoar yra 2 praktiniai instrumentai. Pirmasis ekranas. Tai darbas 3 linijose vadinamas ketinimu. Tačiau bendrojo instrumento, tai ką jūs pajutote užduoties metu, yra gryna psichologija. Taigi panagrinėkime šį antrąjį instrumentą. Jis vadinasi pamilk artimą kaip save patį. Štai ką mes žinome. Pamilk artimą kaip save patį yra idėja vienijanti visą žmoniją. Noriu pasakyti, kiekviena religija kažkuria forma ją talpina. Tai yra bet kokios pasaulio bendruomenės moralinės normos remiasi ją. Tavo, mano. Tačiau turiu su žmonėmis elgtis taip, kad norėčiau, kad su manimi elgtųsi jie. Jei žmonėms darau gerą, jie gerai elgsis su manimi. Taigi, mes darome gerus darbus. Net jei mes iš tikrųjų artimo nemylim, darom jam gerus darbus. Pamatysim, kaip tai veikia. Laikui bėgant įveikime badą, ligas, nebevyksta kariniai konfliktai, visur išplito broliški santykiai. To paties mokame mūsų vaikus. Norime, kad ir jiems pasisektų, kad pasijustų gerais. Jie turi būti geri žmonės, žmonijos gerų darbų sąrašas akivaizdžiai parodo, kokie mes tiesiog geri žmonės. Kokios tiesiog gerus žmonės sukuria dirbtinis manipuliavimas, kitais siekiant asmeninės naudos. Pamilk artimą kaip save patį, pamilk artimą kaip save patį, pamilk artimą kaip save patį. Pamilk artimą kaip save patį. Tai pats neakivaizdžiausiai neteisingai suprantama žodžių derinys kalbos istorijoje. Jis taip pat ir pats svarbiausia, tačiau mes to nesuprantame. Kaip mes galime įsivaizduoti, ką iš tiesų šis žodžių derinys reiškia, ką norime tuo pasakyti, kodėl taip yra. Mylėk artimą kaip save patį, Zoar mums sako, tai reiškia pajusti artimą kaip savo asmenybę, kaip save patį, nuoširdžiai rūpinsitės artimo poreikiais tiek, kiek dabar rūpinatės savais, netgi dar labiau. Taip, kad sielos gilumoje galios taisyklė. Jo yra jo ir tavo yra taip pat jo. Na, nesijaudinkite taip, nesijaudinkite. Jūsų aš tai ne jūs. Jis tik mano, kad tai jūs. Kad įeiti į knygą Zoar, mums reikia paimti pirmąją metodikos dalį, ekraną, ir įstatyti jį į antrąją dalį meilę draugams. Kartu jie sudaro spyną ir raktą, kuris atrakina duris į aukštesnį suvokimą. Pamilk artimą kaip save patį. Kaip bendras pasaulėdaros dėsnis, jisai nusako absoliučią mūsų būties būseną, vadinamą begalybės pasauliu, kuriame vidinis visų žmonių egzistavimas sujungtas į vieną bendrą sistemą, visiškai tarpusavyje susijusią ir pilnai užpildoma davimo jėga. Visi kiti gamtos dėsniai paprasčiausiai yra mažiau tobulos to paties ryšio pakopos. Skaitydami, studijuodami Zoar, stengiamės taip visą ketinimą sumodeliuoti, kad jis būtų nukreiptas į draugus, besimokančius kartu su manimi. Net nežiūrint tai, kad darbas su ekranu yra nukreiptas tos pačios vidinės būsenos, kaip ir davimo jėgos atveju pasiekimui. Meilė kūrėjui nėra bendras dėsnis, todėl kad dėl kūrėjo užslėpties lengva patekti į saviapgaulę. Tačiau, ar mylite savo draugą, tą, kuris mokosi kartu su jumis, kuris taip pat turi norą pasikeisti ir norą padėti jums tai pasiekti? Ar mylite jį visą širdim ir sielą, visą savo esmę? Tai jums visada įvertinama, jūs turit ką išmatuoti. Ir tai nuolat verčia jūs įjunginėti ekraną ir eiti aukščiau žinojimo, kuris patarinėja jums pasisavinti iš dvasinių judėjimo gaunamą malonumą savo vietoj to, kad vienytis, kas leistų draugams pasiekti tai. Tai atneša jums sunkumus ir trukdžius, kurie reikalingi tam, kad užauginti norą, kurio jumise dar nėra, norą iš tiesų duoti. O darbas keičiant savybės yra susijęs ne su asmenybė, pasiekiančia savo ekrano nušvietimą, o ryšiais tarp mūsų, kas užpildo viską. Kai viskas pradeda vykti, mes iš tiesų kylame, įeiname į aukštesnę sistemą. Šioje būsenoje nėra skirtumo tarp meilės draugams ir meilės kūrėjų. Iš tiesų tai vienintelis būdas pasiekti tai, ką vadiname meilę kūrėjų. Taip mes atkuriame aukštesnį gamtos dėsnį mūsų širdyje ir pradedame kilti į aukštesniuosius pasaulius, kadangi žmogus gyvena ten, kur jo širdis. Kai jūs dirbate kartu su kitais ir dėl jų, nesvarbu, ką jūs suprantate ir ko nesuprantate skaitymo metu,
Žinojimas tiesiog neturi reikšmės, nes tai ta vidinė pastanga, kurią jūs atliekate, yra tiesiogiai susijusi su ketinimu, kuris savo ruožtu yra panašus į mintį, besislepiančią už tekstų. Ir dėka to galima nubrėžti tiesią liniją tarp jūsų vidinės būsenos, sukurtos čia pastanga vidinė, ir tuo, apie kalbą ši knyga. Tada jūs galėsite pajusti siaurą, gaivinančią, ištaisančią šviesą šioje knygoje. Tai tarytum užsidėti 3D akinius ir matyti papildomą matavimą, kuris anksčiau buvo slėptas jūsų egocentrinio noro gilumoje. Šis jausmas apribotas šios knygos viršelių nedaugiau nei jūsų gyvenimas apribotas jūsų kūnu ir jūsų individualiais poreikiais. Štai kur žmonija turi ateiti vienokiu ir kitokiu keliu ir jums geriau žinoti, kas vyksta. Na, tai beveik viskas, ką jums reikia žinoti. Todėl, jeigu norite atversti knygą Zohar, jūs tai galite padaryti su sąlyga, kad jūs prisimenate, ko mes mokėme šiame kurse.